praeitos savaitės didžiausia naujiena Amerikoje. Buvo patvirtintas ir pasirašytas Genius Act. Ką reiškia Genius? Genius paraidžiui tai Guiding and Establishing National Innovation for US Stable Coins. Ką tai reiškia? Ateina aiškus apibrėžimai ir reguliavimai. Tai reiškia, kad visos stabilios kriptovaliutos Amerikoje, tokios kaip USDC, USD1, galbūt net ir USDT, baigsis visi neaiškus darbeliai, turės būti lygiagrečiai paremtos 1:1 su Amerikos doleriu arba su Amerikos šalies obligacijomis. Įsivaizduojat, ką tai reiškia? Čia didžiausias įvykis. Visa JAV įeina į kriptovaliutas. Kitoj dalyje aš paaiškinsiu, kodėl tai yra labai kontroversiška.